pusrytis. Startas. Antras startas. Pirms buvo biški pridegęs, prisvilęs. Viskas Loren jau anksčiausiai išėję. Užsiemus moterėlį, žaidžia regbį, man atrodo, salsa lanka, joga, visokiais užsiėmimais okupuoja savo laiką. Šiandien anksti išlėkė į darbą. Ten matas irgi vienas iš juos dviračio. Paskutinė jos kelionė buvo Taivane. Iš tikrųjų, ne tiek daug laiko kartu praleidom, bet leido pasinaudoti juos gražiais apartamentais. Tai dabar turiu raktus kažkur. Reiks įmesti į paštą dėžutę ir viskas. Gerai, susipakavus. Bandysiu pasiekti Robin krioklius. Ir dar vis neatsidžiaugiu ratu, kaip šviečia, kaip nauja, kaip gražu. Tvirts ratlankis, nauji stipinai. Mano laiks. Nu ką, važiuojam. 127 kilometrai. Valandų. Pradedam įrašinėti. 8:33. Na va, mano apsipirkimas kainuojantis $52. If you have a Kohl's app or Flybuys card, please scan this section. Tai turbūt kas brangiausiai kainuoja, tai vadu boliukai euras, bananai euras, 2 bananai. Duona, man atrodo, virš 3 eurų. Pasėmiau didesnį kepalaitę, kad užtektų 300 kilometrų, 3 pusryčiams. Nu ką, gerai, viskas pasiruošus. Jau dabar tikrai palikti Darviną. Viską susiorganizavau, užsimesim šalmą. Ir bent Darvine, mieste, priemiesčiuose, pilna dviračio takų. Važiuoju savo lapą. Tuščia. Pravažiavo per pusvalandį 2 žmonės ir abu paklausė, ar man viskas gerai, ar nereik pagalbos. Aš jau pasiskleidžiu savo maistą, čia dariau kavą, tikrai užkandžiauju, bet vis tiek žmonėms reikia žinoti, ar viskas gerai. Ir iš tikrųjų malonu. Sustojam, palaukiam. Man atrodo, kad čia. Mes vedu išsišukuojame. Mirties traukiniai su 4 vagonais. Žinokit, čia ekstremaliausia transporto priemonė, kurią esu mačiusi. Kai pravažiuoji pro šalį, tai visai nelinksma. Be pasigailėjimo jie šalia prasibrauk. Čia gerai, dabar yra 2 juostas, bet neužilga bus viena siaurutė.
tiesusis greitkelis, Stiuarto greitkelis. Aš sakau, į vieną degalinę restoranėlį. Kokia įdomi vieta. Lošimo aparatai. Per pietus bando pinigėlę išlošti. Bariukas. Aš čia iš tikrųjų, ko aš sakau, tai pasipildyti vandens. Balnas. Kas galbūt geriau. Dar ir ledukų pridėję. Su mielu noru papildi. Kai dar pasakai, kad jo mini su dviračiu, tai gauni biškį bonusą. Tai jau įveikiau, man atrodo, 40. Dar lika 85. Nemažai. Na va, kitas didmiestis pasipildyti maistą už 271 km, Catherine. Ir vandens pasipildyti už 20 km. Biškė vėjuks puč. Minu 16 km per valandą, nors tiesioji. Gerai. Viskas, reikia kažką daryti. Kad išvengti tų baisių traukinių, turiu kažkur veidrodėlę ant šalmo. Reikia pasiparkuoti kažkur į šoną ir susitvarkyti. Gerai, kažkaip taip. Reklijuoti reikia. Aha. Noriu išgyventi Australiją, reikia imtis visų apsauginių priemonių. Gerai, kaip matomumas? Kažkaip keistai. Nežinau. Turiu skanių elektrolitų su braškėm ir kiviais. Uipipi! Ir šituo keliuku leidžiama lėkti 130, bet dabar važiuoju ir kai ką pamačiau. Man kaip tik reikia to tampu. A, ne. Pala. Kaip šita. Gal ir galima panaudoti. Ha? Oh, thank you so much. Thank you. Stojau į degalinę ir pasipildžiau vandens. Ir čia žiūriu, gali pasidaryti smūtį. Įdedi į šitą aparatą ir tau jį suplak. Tai jau yra 80 km. Pavargau. Labai pavargau. Dar lika 48 km iki Sutemų 2,5 valandas. Kelias tai intensyvesnis, tai ramesnis. Šiandien didelis apetitas. Valgau ir valgau. Ir kaip skrandis tuščias, taip tuščias. Ir žinokit, kaip ramiau dabar yra, kai susitvarkiau ratlankį.
Nes, šiaip kelias tai geras yra, bet kadangi man reikia važiuoti grinai pačiu pakraščiuku, tai jie būna nutrupėję, biški nelygus, tai biški krataus, daužaus, tai su tuo skilusiu rėmu būtų buvę ne kažką, ne rėmu, ratlankiu. Šimtas 11. Dar 16 kilometrų. Ir vėl tamsuoja nusigausiu kitam. Buvo parduotuvėlė, bet uždaryta. Viskas Australijoje anksti užsidaro. Nu, bet tikėkimės, degalinė bus galbūt netgi su mini parduotuvyte. Pasipildžiau vandens ir mano apdovanojimas kombuča. Pigiau negu Coca-Cola. Nu ir kadangi prieš tai buvau su ausinėm, nieko negirdėjau, bet man atrodo visą laiką mano padangą lieti tą lietsargį. Ir dabar irgi girdžiu lieč. Ir nieko nein padaryti. Arba nusimti daiktus, nusimti tą lietsargį. Neįsivaizduoju. Bet reikia judėti, nes dar daug liko atstumą numinti ir jau temst vėl. Nu va. Grinai, ciku. Nieko nein padaryti. Ha? O, ramus keliuks. Kengurikės laksta, viena prašuoliava, mašinų nėra. Kaip gerai, gaivu dabar. Kiek rodo termometras? 25. Mano pirma laukinė stovyklavietė. Neminsiu aš iki to stovyklavietės. Dar 12 kilometrų noriu šviesoj pasistatyti palapinę, pasimokiau praeitą sykį, vėl nežinia, ką ten rasiu, tai jo, pasilieku čia. Šiandien sąskaitoje 117 kilometrų. Neblogai. Biški aptema. Čia šita platforma biški įkaitusi. Bet jo aplinkoje negyvasties, kažkas kažkur kažkas pakrebšt. Tai iš tikrųjų labai dėkinga savo tėvams, kurie prieš daug metų atidarė gyvūnų parduotuvę ir į namus tempdavo visokius gyvius, vorus, gyvates, visokias
iguanas, driežus, skorpionus, tarakonus, krokodilus. Taip, užaugau su visais šitais augintiniais ir man kažkaip dabar nėra tokia, kad voras, gyvatė. Na, aišku, vis tiek taip atsargiai, nes gali būti tikrai nuodingas, bet visumoj jo yra kažkokios fobijos. Gal tik tai nenorėčiau, kad į palapinę įlystų. Tai reikia visą laiką stebėti visus kampus, ar tikrai užtraukiu. Gerai, viskas. Gaminu vakarienę, jau yra 7. Antras raundas buvo salotų pilns bliūds. Ir man atrodo, dar reikia užsidėti sūrę ištirpusi. Dar šiandien, man atrodo, geras valgymo, jau rytoj teks išmesti. Akytės merkės, liežuvis nebesugeb nieką išvelti. Tai per daug nekalbėsiu ir eisiu miegoti. Gerai, ačiū, kad buvot su manim. Ir mes susitiksim sekančią.